Viskas, gerai? Dirbam. Esu pirmą kartą šiais metais Panevėžyje, kur visai neseniai praėjo Europos krepšinio čempionatas. Tikiuosi, Eugenijus yra gyvas ir sveikas. Na tai sveikas, Eugenijus, papasakok apie save. Jau žinot, kad aš Eugenijus Vadlagė, iš Panevėžio Vyturio progimnazijos, 6 klasės mokinys. Mokykloje pas mus yra būreliai ir mes juos lankom. Aš lankau netradicinį orkestrą. Laisvalaikiu aš piešiu žemėlapius, dar su kompiuteriu mėgstu žaisti Pokemonų žaidimus. Kalbinam Eugenijų matematikos mokytoją. Na, mokytoja, koks yra Eugenijus? Na, aš nepaprastai didžiuojasi, būdama Eugenijų matematikos mokytoja. Eugenijus pamokose pasižymi nepaprastą erudiciją, matematinę įžvalgą, analitinių mąstymų. Jisai labai greitai orientuojasi situacijose. Man labai smagu, kai mes mokomės naujus dalykus, naujas savokos ir Eugenijus pats pirmas kelia ranką, kad aš jau žinau, kas yra skaičius pi, aš žinau, kas yra kvadrato įstrižainė. O dabar kalbinam Eugenijų lietuvių kalbos mokytoją. Na, tai koks yra Eugenijus? Iš tikrųjų, Eugenijus yra nepaprastas vaikas, nes išsiskiria ne tik lietuvių kalbos žiniomis. Yra tiesiog gyva vaikščiojanti enciklopedija, gali atsakyti bet kokį klausimą. Na, be to yra pakankamai toks linksmas mokinys. Mokytojai yra pats didžiausias atradimas tokie mokiniai, nes tada žinai, kad yra dėl ko stengtis. Girdėjau, esi gabus visose moksluose, tačiau kokiam moksle tau nelabai sekasi? Nesiseka dailėje ir technologijose. Man labai nesiseka kūrybiniai mokslai. Bet tugi pieši žemėlapius. Na, aš jau sakiau, kad man jos nelabai išeina piešti. Bet tu vis tiek pieši. Tai patinka. Pagal savo žemėlapis neįmanoma mano rasti namų, todėl kad visų pirma, mano žemėlapiai nėra labai tikslus, visų antra. Tai yra žemynų žemėlapiai, Europos, Azijos ir panašiai. Ir visų trečia, jie sužemėti teritorijomis ir tai ne kelių žemėlapiai, jų negalima naudoti, kad nukeliautų iš, pavyzdžiui, Lietuvos į Didžiąją Britaniją, nenukeliautų visais. Faini žemėlapiai, ką aš galiu pasakyti. Ko norėtum būti ateityje? Ateityje norėčiau būti labai garsiu politiku. Norėčiau pakeisti Lietuvos ateitį, todėl kad jinai tikrai krenta į bedugnę. 1, 2, 3. Už Eugenijų visą klasę. Tad atsakinėkit drąsiai. Pagalvoki, paspėlioki. Pirmą vietą iškovoki. Protingiausias iš visų, tas Eugenijus be kalbų. Pergalė nebetoli. Ir laimėti tu gali. Šauktukas. Oi, ne čia. Šį kartą pataikiau, esu skriaudžiasi ir kas maloniausia, kad čia esu pirmą kartą per visą laidos gyvavimo istoriją. Esu skriaudžiasi šalia skriaudžių pagrindinės mokyklos, kol kas dar niekas manęs nenuskriaudė ir tikiuosi nenuskriaus. Čia susitiksiu su labai gudrė šeštokė Eglė. O štai ir Eglė. Labas, Eglė. Labas. Kaip gyvuoji? Gerai. Einam pakalbėti? Gerai. Eime, mergaitės, galit nebelaikyti, einam. Tai mes su Eglutė pasikūrėm savo pečiuką ir šiltai sėdėdami ištekučiuojamės. Tai Eglė papasako, kad esi yra. Aš Eglė Legaitė iš Skriaudžių pagrindinės mokyklos. Aš čia dalyvavau ir pernai. Pagal taškus mano vieta buvo 3. Šiemet šiek tiek geriau pasisekė, tai pažengėm. Ko pritrūko pernai, ką darei kitaip šiemet? Nu, teko ir prie knygų daugiau pasėdėti ir šiaip daugiau klausinėjau. Vėjas pučia skriaudžiuose, beržai kvepia ir atėjo pats laikas pakalbinti Eglės auklėtoją. Labadiena, kokia yra Eglė? Labadiena. Eglė labai šauni mergaitė. Iš tikrųjų, kalbėdama apie save, truputėlį pasikuklino, nes jis tikrai man kaip klasės auklėtojai daug padeda ir scenarijus kurti, ir dalyvauti visur. Na, aš tiesiog džiaugiuosi, kad turiu tokią auklėtinę ir bendrai, kad tokie mokiniai yra mūsų mokykloje. Tai labai džiugu. O kaip žmogus kokiai? Kaip žmogus? Na, ji būna visokia. Kartais susispyrusi, kartais ir nuotaikos neturi, bet, na, tiesiog tais problemas bandom įspręsti. Kokius būrelius lankai pati? Aš meno mokykloje gitarą lankau,
Ir kankliukus, tai yra etnografinis kanklių ansamblis, kuris yra vienas seniausių Lietuvoje. Kas labiau patinka, gitara ar kanklės? Kanklis. Gal todėl, kad aš jas anksčiau pradėjau lankyti ne gitarą, gal todėl, kad tai tiesiog, taip, žinai, kad tu puoselėji kažką. Gerai, nuo kanklių dabar kelkimės į mokslus. Taigi, kas tau sekasi, kas nesiseka, kas patinka, kas nepatinka, gal? Man sekasi visi dalykai, o patinka tai labiausiai istorija, kalbos patinka, matematika nepatinka. Kodėl? Aš viską greit išmokstu ir mes tada mokytoja dirba su silpnesniais vaikais, kurie mokosi lėčiau, tai man būna nuobodu spręsti tos pačius uždavinius. Žinau, skaičiau anketoje, kad piešė anime. Žiūrovams be abejo pasakysiu, kad tai yra iš Japonijos kilęs animacijos stilius, kuris yra savotiškas labai su sava estetika. Taigi, kur to išmokai? Sudomina iš tikrųjų draugė. Jinai pradėjo piešti, susidomėjo filmukais tokiais, tai parodė piešinius, man jie pasirodė tikrai labai mieli. Tai labai smagu tokius piešti, paskui parodai, visi sako gražu, tai smagu. Tikslas, ryžtas ir galia. Eglė varom už tave. Tikslas, ryžtas ir valia. Eglė varom už tave. Eglė varom už tave. Tikslas, ryžtas ir galia. Eglė, tikslas ir galia. Taigi kalbinam garsų būrį Eglės bendraklasių. Na tai papasakokit, kokia Eglė. Eglė labai gera klasiokė, jinai labai protinga ir į ją reikėtų lygiuotis. Labai būtų gerai, kad mokyklai būtų daug tokių vaikų kaip Eglė. Jeigu kada nors paprašai padėti, ko nors Eglė visada padeda, nepalieka tavęs. Tokių žmonių reikėtų daugiau.